Šiandien testuojam 4 viral TikTok receptus. Vienas iš jų surinko net 11,6 milijono peržiūrų, tai pažiūrėkime, ar jis iš tikrųjų toks geras, kaip visi sako. Įvertinsim skonį, kainą, makro ir ar tokius receptus iš tiesų verta įtraukti į savo dienos meniu. Šiandien dieną pradėsime viral pusryčiais, kurie yra surinkę 6,8 milijono peržiūrų. Pats TikTokeris Noah Body Innovator yra minėjęs, kad valgydamas šiuos pusryčius yra numetęs nuo 82 kg iki 70 kg. Taip pat Noah šį receptą pradeda nuo to, kad pirmiausia pasiemam pusę banano ir jį sutrina. Tuomet į šitą masę jis pila avižinius dribsnius, deda cinamoną, kakavos miltelius, deda 1 skupą proteino powderio, pila 1 kiaušinį. Ir visą šitą masę jisai išmaišo. Tai dedame visą šitą masę į keptuvę ir tarsi kepam kaip blyną. Į keptuvę nereikia dėti jokio aliejaus, bent jisai nededa, tai ir mes nedėsime. Tai kai maždaug avižų konsistencija tampa kaip granola, tuomet galime pradėti serviruoti šitus pusryčius. Tai pirmiausia, ką reikia padaryti, paruošti pagrindą, tai supilti graikišką jogurtą, pilam mūsų iškeptą granolą, tada jis deda šiek tiek šokolado, galime dabar susidėti ir vaisius ir galiausiai turim paskutinį ingredientą, tai yra riešutų sviestą. Tai jis tiesiog tą riešutų sviestą taip gražiai savo TikTok'e užbarsto, kaip matot, man nelabai čia gaunasi, bet nieko tokio, skonis vis tiek bus. Tai va, turim savo pusryčių patiekalą. Na kągi, ragavimo ekspertai atvyko, labai skaniai atrodo, dėl to, manau, pradedam nuo paragavimo. Gerai, aš bandau paimti Visko pabiškį. Jo. Ok, susibu, granola, man daug braškių. Tai. Daug kramtyt. Man asmeniškai buvo skanu, aš sakyčiau, gal pačią granolą reikėtų dar labiau užčiškinti, kad būtų jinai traški, bet pirmą kartą bandėm, pirmas blynas toks. Man nežinau, toks tikėjausi irgi labiau crunchy, tikėjausi labiau saldaus, bet jaučiasi tas biškai gal dietinis vaibas čia, toks dietinis pusrytis. Bet man skanu, aš nežinau, aš tikrai valgyčiau tokius pusryčius. Kiek vertintum balais? Tai skaičiuojam gal kaip visada iki 3 ir pasakom garsiai. 1, 2, 3, 8. Tai va, matot, man šiek tiek buvo skaniau negu Davidui. Tada kitas kriterijus yra kaina. Tai šitas patiekalas mums kainavo apytiksliai €70, €80. Tai aš manyčiau, kad šitas patiekalas yra ypatingai pusryčiam pigus, nes, pavyzdžiui, restoranuose tokie baulai kainuoja 5-8 eurai, tai aš manyčiau, čia tikrai yra labai geros vertės patiekalas. Jo, brančia turbūt ir 14 gali parašyti. Taip. O dabar pakalbėkime apie skaičius. Tai va, turim užsirašę, kiek čia kalorijų. Tai čia yra 658 kalorijos, 56 gramai baltymų, kas yra gan daug, gal viltai, man aš mėgstu daug. Dėl to aš valgau pusę porcijos, jeigu ką. Tada 61 gramas angliavandenių, kas ir nemažai, bet matote, čia buvo avižų, kas yra daug angliavandenių. Ir 24 gramai riebalų. Kur Viltė irgi surašė aukštai, aš sakyčiau, jeigu sportuoji, jeigu judi, nėra tai blogai. Ir, čia galim būtų vadinti tokiu kaip high protein breakfast. Taip. Ir dar vienas dalykas ir vienas kriterijus, kurį mes turime, tai yra laikas, kiek užtrunka pasigaminti šitą patiekalą. Tai užtruko realiai pasigaminti 5 minutės, tikrai nedaugiau, viskas vyko labai greitai, todėl labai gerai yra pusryčiam, jeigu kažkur skubi, sotu, visai dienai esi pasiruošęs, aš bent jau aprūvinu. Keliavam pabaigti savo pusryčių ir susitinkam per pietus. Pietus surinkę 6 milijonus peržiūrų yra Mediterranean chicken arba lietuviškai Viduržemio jūros regiono vištiena su lengvai paruošiamu tadziki padažu ir keptomis daržovėmis. Receptą pradedame nuo to, kad susipjaustome 700 gramų vištienos šlaunelio mėsos, mes marinuosime vištieną. Pilame 3 šaukštus graikiško jogurto, beriame saujelę krapų, susmulkintas česnako skilteles 2, 1 valgomą šaukštą paprikos miltelių ir 1 valgomą šaukštą kumino. Išspaudžiam pusę citrinos sulčių. Ir palei jūsų norą, kiek širdelė geidžia, dedame druskos ir taip pat su pipirais. Galiausiai šiek tiek iš akies pilame alyvuogių aliejaus. Visą šitą marinatą išmaišome, kad vištiena pasidengtų. Ir tuomet visą šitą marinuotą vištieną dedame į skardą ir kepsime orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje 20-25 minutės, kol mano vištiena visa gražiai iškeps. Per tą laiką, kol kepa vištieną, pasiruošiam tadziki padažą. Tai mums reikės 5 valgomųjų šaukštų graikiško jogurto. Aš jau esu susipjaušęs, bet čia yra pusė ilgo agurko. Tai beriame irgi agurkus. Tuomet beriame saujelę krapų,
ir šiek tiek citrinos sulčių išspaudžiam. Ir visą šitą padažą išmaišom iki vientisos masės. Ir štai mūsų tadziki padažas yra jau paruoštas. Tai jis super lengvas. Ir per tą laiką, kol irgi keps vištieną, galim pasiruošti savo keptas daržoves. Tai užkaitinam keptuvę ant vidutinės kaitros, įpilam šiek tiek alyvuogių aliejaus ir turim pasiruošę čia jau susipjaustę savo daržoves. Tai turim 1 raudoną papriką, 1 geltoną papriką, pusę raudonojo svogūno ir 1 cukinį. Tai visas daržoves dedame į keptuvę. Ir dabar daržovės kepsime keptuvėje, kol jos gražiai apskrus ir suminkštės. Tai būtent ryžiai sudaro šio patiekalo pagrindą, tai aš jau ryžius turiu paruoštus štai čia. Ir noriu paminėti, kad visas šitas daržovės, mėsa ir viskas yra 3 porcijoms. Tai pasiskaičiuokit, kiek jums čia ko reikia. Tai pirmiausia, dedam vištieną. Tai vištieną galime sudėti į šoną. Tuomet dedame daržoves ir per vidurį pilame tadziki padažą. Ir volia, turime savo pietus. Pagaliau pietus ir ant stalo puikiai atrodys patiekalas, kvapas nuostabus. Kol kas. Iš tikro, čia yra beveik tai, ką mes valgom kiekvieną dieną. Jo, tai man atrodo, žinom, kaip viskas yra, manau, galim tiesiog ragauti ir sakyti tada kriterijus. Paragaujam pradžiai, nes aš visai alkanas jau. Atrodo, tai tikrai labai skaniai. Taip, jis mažesnį, kad mažiau kramtytų. Vertinam? Manau, kad vertinam. Tai skaičiuoju kaip visada 3, 2, 1, 9. Yeah! Ja, 10 aš beveik niekam neduočiau, bet super 9 galim tikrai valgyti kiekvieną dieną. Mes ir iš tikrųjų valgom beveik kiekvieną dieną tą patį, tai dėl to gal mums ir labai taip artima širdžiai yra šis patiekalas. Dabar pakalbam apie kainą pradžią gal. Vienos porcijos kaina buvo tarp 3,54 €, priklausomai, kur jūs įsigijot prekes. Ir ką jūs matėte ant stalo, tai buvo 3 porcijos. Ir turbūt lyginant su Boltu turbūt būtų apie 12-13 €, plus atvežimas, plus mokestis, plus kažkas dar. Ir manau, neblogas dealas, o dėl trukmės, nes vis tiek Boltą užsakinėjai dėl trukmės, kiek greit pasigamino. Taip, tai iš tikrųjų visai greit pasigamino, ilgiausiai, kas kepa, tai yra vištiena 25 minutės kažkur. Čia aišku vėlgi priklauso nuo orkaitės, kokią jūs naudojat, arba air fryerio. O visa kita tiesiog gamini būtent vištienos kepimo metu. Tai manyčiau, pusvalandžio tikrai pilnai užtenka supjausti daržovėm ir viskam kitam. Tai manau pusvalandis. Jo, ir pabaigai turbūt pakalbėsime apie kalorijas, nes aš noriu valgyti šitą patiekalą, tai greit pravarysime. Tai kalorijos 385, bet čia vienai porcijai. Neblogai. 40,5, nes mes žiauriai tikslus. Baltymų, labai gerai, vėlgi dėl to bodybuilderiai mėgsta panašius patiekalus. 12 gramų angliavandenių, kas yra iš tikrųjų mažai tokiam patiekalui, ir 18 gramų riebalų. Tai bent jau mano akim, tai čia beveik perfect, skanu, gan lengva ir po patiekalą jauties labai lengvai. Ir man atrodo labai daug volume lyginant su kalorijom, nes kaip matau 385 kalorijos, bet tikrai visa lėkštė pilna ir manau tikrai būsiu sotus suvalgęs tokį. Pavadinčiau Gym Meal Plus, tipo premium, nes čia toks padažiukas skanesnis, daržovės įdomesnis, ne brokolis vien su ryžiais. Tai jau užskaitom šį patiekalą. Manau, pabaigsim dabar kuo greičiau, nes žiauriai alkani ir keliaujam vakarienę. Vakarienė surinkusi 11,4 milijonų peržiūrų yra morkų vrepai. Tai receptas prasideda nuo to, kad susitarkuojame 3 morkas. Į morkas dedame, kiek norite česnakų prieskonių, dedame, kiek norime juodųjų pipirų, beriame 1 kiaušinį, keista sakyti beriame, bet beriame. Ir tuomet pats tiktokeris nenurodo, kiek dėti mozzarella sūrio, bet aš įsivaizduoju kažkur 1 saują. Dedam į skardą ir formuojam 3 paplotėlius. Pabandysiu čia kiek įmanoma gražiau juos suformuoti. Šiaip iš tikrųjų formuojasi lengviau negu galvojau. Ir dabar šiuos morkų paplotėlius dedame į orkaitę ant 180 laipsnių kažkur 20-25 minutėm. Kol kepa vrapai, pasiruošiam vištieną. Tai mums reikės 150 gramų vištienos krūtinėlės ir jūsų norimų prieskonių. Tai tiesiog supilam prieskonius ant vištienos krūtinėlės ir viską dedame į keptuvę ir apkepame. Mūsų vrepai jau iškepti, metas sudėti likusius ingredientus. Tai pirmą pradėkime nuo grūdėtos varškės. Aš naudoju 3% grūdėtą varškę, bet galite naudoti kokią tik norite, riebesnį ir panašiai. Tuomet dedame gargždės šiek tiek, irgi taip pat į tą patį šoną. Tuomet sudedame iškeptą mūsų vištieną. Ir galiausiai pilame šiek tiek siračą padažą.
nedaug, truputį. Ir tuomet lenksim viską per pusę ir eisim valgyti. Pagaliau mūsų prieš paskutinis patiekalas ant stalo, tai yra kaip ir vakarienė, link vakarienės. Ir atrodo tikrai labai įdomiai, niekada nesuragavęs nieko panašaus ir nekantrauju realiai paragauti. Tai manau, galim imti ir ragauti. Jo, turbūt tą ir darom. Ok, aš imsiu mažesnį turbūt iš kampo. Mano planą. Žiauriai įdomu, kokio gali bus skonio, ar bent kažkiek panašu bus. Kažkaip netikiu panašu bus bent kiek įvairiausių. Nežinau, pasižiūrėsim. Wow, tikrai žymiai geriau negu galvojau. Primena biškį bulvinis, net blynus. Noriu dar kasnę, bet reikia dašnekėti viską. Tai turbūt vertinam pagal skonį. Taip, 3, 2, 1, 9. Man patys patiekalas, kai valgiam, buvo toks labiau klasikinis, kad galėčiau kiekvieną dieną valgyti, gal daug pratęs. Čia labai įdomu, toks yra gal faktorius įdomumo, bet to pačiu ir faktorius, kad nežinau, ar valgyčiau kiekvieną dieną, nes tas morkos, skanu, bet reiktų turbūt pabaigti visą porciją, kad žinočiau, ar tikrai patinka. Aš tai sakau 9 vien dėl to, kad jeigu tu valgai pastoviai labai sveikai, ten pavyzdžiui ryžiai, nežinau, ten kokią vištą ir panašiai ir tavo rutina yra vos ne kiekvieną dieną valgyti tą patį, tai aš manau, čia yra patiekalas, kuris tikrai nuskraidins tavo dieną. Ir kodėl taip sakau, nes iš tikro aš žiūrėjau makro ir mane labai nustebino, tai gal Davidas perims, kaip sakoma. Iš tikrųjų gal balas pakiltų, kai pažiūri skaičius, nes iš tikrųjų kalorijų nedaug, tai čia yra 182 kalorijos viename šitame apskritime, tortilijai. Tada yra 23 gramai baltymų, kaip tokiam mažam repui neblogai, 9 gramai angliavandenių ir 6 gramai riebalų. Tai sakyčiau, skaičiai iš tikrųjų labai geri, ne veltui turbūt tas tiktokas populiarus, bet vienas dalykas truputį mane gal gąsdina, tai kiek laiko užtrunka padaryti. Tai užtrunka padaryti, sakyčiau, kaip tokiam patiekaliukui visai ilgai, kažkur apie 30 minučių, nes vien pats repas kepa maždaug tiek laiko, bet šiaip jeigu tu meal prepini, šiaip įdomu, kaip išsilaikytų iki rytojaus jie. Tai ar čia tokie vienkartiniai, ar čia galėtum meal prepinti ir tiesiog išsikepti tuos blynelius, susipakuoti juos kažkaip ir po to kiekvieną dieną tiesiog įsidėti skirtingus įdarus. Ir dar malonus siurprizas dėl kainos. Taip. Tai visos 3, aš vadinsiu tortilijom, aš nežinau, repo tortilijos kainavo 3 eurus, tai viena tortilija apie 1 eurą. Kas man atrodo galbūt visai neblogai. Čia aš sakyčiau labai geras dylas, nes tikrai įsivaizduoju restorane, tarkim healthy restorane. Toksai kainuotų 12 eurų laisvai. Tai aš manau 3 eurai, 3 tortilijos, visi laimingi, daug baltymų, mažai kalorijų. Dangi, aš žinau, sekantį patiekalą, manau, iškart keliaujam prie jo, nes tai bus desertas. 8,4 milijono peržiūrų ir proteininis brownie. Tai prasideda receptas nuo to, kad turime 2 bananus ir juos mums reikia susitrinti. Tai sutrinam bananus iki vientisos masės, tikrai nepatingėkit, ištrinkit, kad brownies būtų vientisesnės konsistencijos. Dedame banano masę į dubenį. Ir tuomet receptas yra gana paprastas, nes visko reikės beveik 2 valgomųjų šaukštų. Tai dedam dabar 2 valgomuosius šaukštus kakavos miltelių. Tuomet beriam 2 skupus proteino miltelių. Spėju, čia būtų tikrai geriau šokoladiniai, bet deja šią akimirką jų neturim. Bus braškinis šokoladinis iš brownies. 2 valgomieji šaukštai riešutų sviesto. Jau atrodo biški daugokai. Nieko, kitą šaukštą mažesnį įdėsim. Dedame 2 arbatinius šaukštelius kepimo miltelių ir visą šitą masę gerai išmaišome. Masė turėtų atrodyti štai taip ir ją perkeliame į savo kepimo formą. Ir tuomet netikėtas mums reikalingos šokolado skiltelės arba šokolado rutuliukai. Aš naudoju 95% juodą šokoladą. Galit naudoti kokį tik norit. Šiaip iš tikro aš nesu saldainių labai didelė mėgėja, tai aš galėčiau apsieiti ir be to brownio. Bet Davidas ten slaptai už kameros, matau, labai jau norėtų paragauti jo. Dabar belieka tik tai dėti viską į orkaitę ant 180-190 laipsnių ir kepti kažkur 20-25 minutės. Tai ką, mūsų pyragaitis brownies jau ant stalo. Aš esu visai excited, nes mes dažniausiai einam kavinės arba užsakinėjam, niekada neužsakinėjam desertų, nes kaip ir dėl sveikatos, bet kaip ir šiaip nesam tokie. Taip, mes labai mėgstam tą tiesiog maistą. Jo, dėl to visai įdomus paragauti, nes truputį unikalesnė diena šiandien su deserčiuku, plus tu iškepiai, tai labai įdomu paragauti. Galbūt iškart ragaujam, nes kvepia tai gerai. Jo, kvepia kaip vos ne... Kaip paprastas brownies. Oi, bet minkštas. Oi, minkštutėlis. O, ir šiaip tekstūra realiai kaip brownio.
dabar dantis pasiimti rudi. Jeigu vertinsim, aš vertinu su lava cake, kokiam Lidle. Tai dėl to neįsigaskit. Jis yra healthy desertas. Tai kaip healthy desertą, nežiūrint į Lidlo lava cake, aš vertinčiau 9. Skonis yra kaip healthy desertą. Taip. 8. Vis tiek saldus skanu, tiesiog gal tekstūra tokia biškai sausoka. Tai čia būna ir be gliuteno dalykai. Taip. Nes čia ir yra ten, aš kiek atsimenu, vegan, ten kažkas, jo, tai... Nu ir keliaujam prie skaičių. Tai vienos porcijos čia bus skaičiai ir šis visas kepalas yra 4 porcijos. Ir beje, dar įterpsiu kainą, tai vienas gabaliukas būtų apie 1 eurą ir šis visas šedevras yra 4 eurai. Kas... Not bad. Taip, kalorijos. 192 kalorijos. Desertui, sakyčiau, nežinau, tu čia dažniau tikrini kalorijas. Jo, tai aš sakyčiau visai neblogai. Visai neblogai, jeigu įsikomponuoji dieną ir čia, kadangi, kaip ir sakėm, į 4 dalis jis padalintas, tai tu gauni visai didelį gabalą braunio. Tai aš sakyčiau, tikrai yra neblogai su kalorijom čia. Tada baltymų 15,5 gramų, kas pas mane parašyta yra vidutiniškai. Tada turime 19 gramų angliavandenių ir 7 gramus riebalų. Tai gal pakomentuok, nes aš nežinau, desertų man sunku vertinti. Čia gerai, blogai? Tai aš manyčiau, čia nėra nei labai gerai, nei labai blogai. Jeigu tu skaičiuoji kalorijas, tai manau tikrai gali įsitraukti ir jeigu esi šiaip smaližius ir tau saldainių būtinai reikia, tai manau, čia tikrai yra visai geras variantas. Čia nėra tik tuščios kalorijos, vis tiek yra baltymų, mažiau angliavandenių. Tai tikrai geriau negu valgytum šiaip lava cake iš Lidlo 100% ir turbūt patenkini savo tą poreikį gauti saldumynus. Ir kiek laiko užtruko? Tai užtruko kažkur apie 30 minučių, nes kaip matėt, viską įdėti, sumaišyti yra labai greitai, tiesiog kepimo laikas yra kažkur 20-25 minutės, tai vat ir gaunasi kažkur pusvalandukas. Dar 2 dalykai. Tai vienas dalykas svarbus, kiek kainavo viskas šią dieną. Tai patiekalai, tai yra pusryčių bowl, Mediterranean chicken, 1 porcija iš tų 3, 3 wrapai ir 1/4 brownie, iš viso kainavo apie 9,60 €. Jeigu per dieną suvalgytum viską, ką tik išvardinau, gautųsi 1808 kalorijos, 181 gramas baltymų, 119 gramų angliavandenių ir 67 gramai riebalų. Tai tikrai visai solidus makro, ypač baltymų prasme. Apskritai tokie viral TikTok receptai dažniausiai būna visai geri, todėl tikrai galima juos įtraukti į savo racioną. O svarbiausia, jeigu netingi meal prepping, nepatingėk paspaus subscribe, geras. Subscribe, like ir beje komentaruose mes laukiam jūsų pasiūlymų, idėjų, gal receptus kažkokius, pratimus ar kažką pamėginti. Kažką norim įdomaus. Ir taip pat gali pakomentuoti, kuris iš šiandienos patiekalų jums patiko labiausiai. Subscribe ir see you next time. Bye bye.